Rodas, tu mane jau matei pirmoje filmuko pradžioje, o štai ir antroji dalis. Viskas bus gerai. Tai, ką tu galvoji, iš tikrųjų taip ir bus. Bet nepasakyčiau jam daug labai svarbių dalykų. Bet jeigu jam pasakyčiau svarbių dalykų, tai jam nebūtų intrigos. Norėčiau jam pasakyti tiesiog kažką gero. Nepamokančio, bet gero. Žinai, aš kai atsimenu savo 20-uosius metus, dabar palikčiau tam Jonui, kuris buvo, kad mažiau miegotų, nes miegodavau iki pirmos. Prancūzų kalbą, ispanų kalbą. Studijuoti užsienio kalbas? Jo, studijuoti užsienio kalbas. Žinai, tas toks gyvenimas studentiškas atrodo fainas, bet jeigu aš būčiau jį išnaudojęs dar labiau, žinai, aišku, aš nieko nesigaliu, nereikia gailėtis, bet va toks, jeigu pamąstymas būtų nusikelti praeitį, tai tam 20-mečiui palinkėčiau, susijimk ir dar stipriau pavaryk. O aš palinkėčiau savo, būdamas 20 metų, kad galėčiau su didžiausiu malonumu daryti tai, ką ir dariau. Ogi, taip pat, kaip Jonas sakė, gulėt, žaisti kompiuterinių žaidimų daugiau ir susirasti vieną gerą hobį. Iš tikrųjų, tai net nežinau, ko palinkėti, nes labai džiaugiuosi tuo, kas įvyko, visko, kas gyvenime įvyko, nes 20 buvau vienoks žmogus, po 7 metų jau atrodo, kad kitoks žmogus. Tai galbūt palinkėčiau padaryti dar daugiau kažkokių tai klaidų, iš kurių būčiau pasimokęs. Tad aš linkiu žmonėms iš tikrųjų siekti ir klysti ir iš tų klaidų savų mokytis. Linkiu tikrai stumti save į priekį, stengtis, atiduoti visus 200% į tai, kur jūs orientuojatės mokslo srityje, darbe, dar kažkur. Ir nepasiduoti. Ir aišku, darykite klaidas ir iš jų mokykitės. Rodas klausiu visų, ko palinkėtų savo tikėdamas išvengti klaidų ir suprasti, ko neturėčiau daryti. Tačiau, kaip matėte, viskas, ką išgirdau, buvo, kad klaidas daryti verta, o paskui iš jų mokytis. Todėl siūlau kiekvienam apsidairyti aplinkui, klausytis patarimų ir nepadaryti bent vienos klaidos, tai pasistumėti vienu žingsniu pirmyn. Be to, ar girdėjai apie naują talentų kartos programą? Būtent čia yra erdvė kurti, tobulėti, klysti ir nieko nerizikuoti. Čia gali mokytis ne tik iš savo, bet ir iš aplinkinių klaidų. Tai pasistumėti net visą jardą pirmyn, todėl susitinkam.